Tai ką, šį kartelį pakalbinsit kitokią asmenybę, žinoma laidų vedėją, bet žinoma kaip ir Q-Builds komandos narį, kuris ne tai, kad live streamina YouTube, kažkada pradėjo Twitch'e, bet neužteko šitos... Ne. Neužteko. YouTube'as šiek tiek geriau. Aš dėl ko pasirinkau YouTube'ą tik dėl to, kad Twitch'e nėra tokios kokybės kaip YouTube'ai. Tai tiek nepykit kebra. YouTube'as iš streaminimo pusės man asmeniškai yra geresnis, o kaip jūs ten sugalvosite, tai jau jūsų reikalas. Aš šiaip galėčiau atvirai pasakyti, aš visiškai sutinku su jūsų nuomonė, bet čia priklauso, kiek tu laiko esi prastreaminęs ar Twitch'e, ar YouTube'e, nes čia dar lemia tas visas community, tų visų streamerių ir pagrindinų žiūrovų. Tai visiškai palaikau tavo nuomonę už tai, kad kaip čia paaiškinti, kokybė šiaip reikėtų, priklauso aišku nuo ko. Taip, nes YouTube'as realiai iš tikrųjų gali 4K varyti ir mums, kaip sakant, no-braineris yra daryti tiesiog YouTube'e, nes mūsų realiai visa hebra realiai yra iš YouTube'o, nėra ne Twitch'e. Tai ir plus Twitch'e labai yra sunku augti, tai žino kiekvienas ir net tie patys žmonės, kurie turi labai didelę auditoriją Twitch'e, tie tą labai gerai žino. Ir nes jie tą kelią praėjo, jiems reikėjo streaminti, porą metų, kad galėtų įsijudinti, tai mums kaip ir buvo aišku, kad YouTube'as yra ta platforma, kur mes galim ir streamus daryti, ir mūsų video. Ja. Ai, supratau. Aš šiaip žiūrėjau jūsų visus video Q-Builds'ą. Man toks taip kilo, jūs labai staigiai atėjot į kanalą ir man atrodo, kad čia buvo gal 3 metai jau prieš tai, kad čia turėjot iš karto viską galvoti, ar kaip čia buvo, arba čia viskas iš lėto buvo? Viskas prasidėjo iš tikrųjų prieitais metais, kai pradėjau atsidariau savo tą Instagramą laidų vedėjo, nes iš ko prikolas buvo, kad tiesiog vedžiau laidus ir nežinau, visą laiką man buvo tas svarbu, kad laidai turėtų būti tvarkingi, dėl to išėjo tas vardas ir gavosi, kad pradžioje aš tiesiog atsidariau Instagramą, tiesiog saviems dariau tvarkiau setupus ir viskas. Ir iš to ir gavosi kažkas ir paskui atsirado tokia galimybė pradėti YouTube kanalą. Tai pradėjom su viena kamera, kukliai ir paskui supratom, kažko mums reikia daugiau. Dėl to mes esam čia, dėl to mes einam su dviem kamerom, todėl kad pas mus tokia yra kokybė, dėl to, kad mes, mūsų video viską jau pasako. Aš ne tai, kad jūsų video pasako, bet jūsų pasako šiaip labai ir Discordo servas, kad jūs visiems realiai padedat savo community, bet ir kas susijęs su kompu ir duodat labai gerų patarimų, nes aš, pavyzdžiui, iš jūsų tikrai gavau patarimų, vienu užteko, kai buvo... Užteko reakšinai tavo setupą ir visi viską suprato. Taip, suprato. Tai man taip kilo toks irgi klausimas, taip viskas Q-Builderį atsirado tiesiog iš idėjos. Jo, buvo idėja mums daryti lietuvišką kontentą ir mes norėjom lietuvišką kontentą daryti ir mes žinom, kad pasiūla to kontento nėra labai didžiulė Lietuvoje, nes yra maža rinka. Buvo galima easy būdu eiti tiesiog angliškai viską daryti, tai nebūtų buvę problema. Bet mes labai norėjom, nes tiesiog trūksta to tokio kokybiško, gražaus, kur tiesiog malonu būtų žiūrėti tiesiog kontentą ir viskas. Dėl to taip ir gavosi. Aš šiaip dar toks dalykas, kad įstepčiau, jūs į užsienio rinką dabar kol kas dėlinat, tai čia visiškai suprantu šitą klausimą, bet jūs pasikviečiate įvairių svečių į savo video. Tai čia kaip ir parodot savo tą draugiškumą ir tą, kaip čia paaiškinus, kad esame visi vienodi ir... Jo, ta prasme, bet realiai jo, tai nežinau, kaip aš buvau pasikvietęs savo sesę, nes, tiesiog norėjom pamėginti kažką naujo, tada ką čia dar buvom pasikvietę, su Romančioniu nerinkom nieko. Kas pas mus buvo, realiai tik tai kas, žvaigždės kol kas. Omantas, Jankevičius, dar bus daugiau kebra, tik sakau, nesakysiu kas. Bet pamatysit. Taip, reikia žiūrėti. Kažko reikia pradėti. Taip, reikia. Aišku, mes pradėjom biškį aukščiau negu galbūt turėjom. Pirma žvaigždė iš karto buvo Jankevičius, bet savaime suprantama, tai yra žinomas žmogus ir mes žinom, kiek žmonių tai pažiūrės. Tai mes žinom, ką darom. Tai ir viskas. Kas buvo, kas suprantama. Galbūt toks būtų dar paskutinis klausimas. Jums
ko palinkėtut tiem žmonėm, kurie pradeda kurti video arba live streamus bando daryti? Tai toks palinkėjimas iš jūsų, koks būtų? Aš tiesiog sakyčiau, darykit tai, ką nori daryti, nes aš visą laiką tą norėjau daryti. Niekada prie to neprieidavau, atidėliodavau. Aš dėl to save kartais tiesiog, kaip pasakyti, skriaudžiu, psichologiškai galima taip sakyti. Ir ateis tą akimirką, kaip sakyti, nelauk, kol kažkas padės, bet tiesiog imti ir daryti. Kad ir su to pačiu telefonu filmuoti video ar dar kažką, nes daugelį kreitorių, pavyzdžiui, tie patys tiktokeriai, jie viskas telefonu filmuoja, net nereikia įmantrios įrangos, kad pradėti kažką įspūdingo. Tai aš tiesiog palinkėčiau žmonėm nebijoti ir tiesiog daryti ir mėginti. Čia visiškai su jumis sutinku ir dar norėčiau padėkoti už tokius mano atvirus klausimus atsakant ir šiaip asmeniškai biškį apie jūsų praeitį, tai man biškį buvo ir naujiena, kaip nuo ko pradėti, tai čia galiu net ir pagirti, kad duotos pastangos atsiperka tie, pavyzdžiui, streamai ir tas pas Call of Duty Modern 3 turnyras, kuriame dalyvau, bet atkritau 7 vietą. Tai asmeniškai jūs žiūrite tokie esat paprasti ir žmonės. Tai... Jo, ta prasme taip, atrodo, kaip sakant, čia kažkokį barjerą pasistatėm, kad labai čia viskas kabutėse šustrai, bet iš tikrųjų daug viskas yra paprasčiau, daug paprasčiau, tai jo, čia, nes iš tikrųjų nežinau, ką daugiau pridurti. Tai kad daugiau niekur nereikia pridurti, nes viską, ką jūs pasakėt, kad ir trumpai, bet jūs viską teisingai išdėlėjote. Man vis dar keista, kad tu vadini jūs... Dar vis keista. Tai nieko to, kad čia yra vadinama atiduota pagarba kontento kreatoriui, kurį kalbinu. Supratau. Tai iš mano pusės tiek ir ką. Sėkmės kitais projektais. Dėkui. Ačiū. Tai prieš išeidamas dar sutikau žinomą žmogų Luką Čistovą, dar kitaip žinoma YouTube'ės turinio kūrėją. Twitch'o pagrindinį naktinį gal streamerį, taip įvardinčiau. Ir gal tokį kaip ir, bent jau aš mano nuomonė, tai ką aš pasakysiu, istorinio filmo Irklas per Atlantą pagrindinį video montuotoją. Dokumentinio, bet ir istorinis tinka. Nes įeis į istoriją. Tai man asmeniškai norėčiau labai pagirti už tokio sunkumo filmą montuoti. Aišku, kaip ir minėjot per savo video, nepatiko, kad kai kurios dalykus reikėjo iškirpti. Tai iš to norėjau paklausti, kas buvo labiausiai sunkiau, ar video montuoti, ar sutikti su tam tikrais kriterijais, kad iškirptų tuos momentus? Ar sunkiau buvo video montuoti, ar tas buvo sunkiau? Sunkiau turbūt montuoti buvo, nes iškirpti tai nėra sunku daryti, gal tik tai širdis skauda. Bet šiaip tai, nežinau, tai tas, aš buvau nusteikęs, kad reikės daryti, jaučiu man mažiau širdis skaudėjo negu aurimų, žinai, bet turbūt montuoti vis tiek sunkiau yra pirmą sudėlioti, atrinkti, sugalvoti, kaip sudėti, žinai. Visgi, neslėpkim, aš kiek žiūrėjęs Aurimo Valajavičiaus ir tavo Instagram story, tai tikrai užtruko grobiai, dabar 4 mėnesių. Jo, vasarą aš ten atsirinkinėjau medžiagą ir tada nuo rugsėjo gan intensyviai montavau jau. Tai tas intensyviai ir gavosi, taip sakykime, ten 3 mėnesiai jaučiu kokie. O pagrindėva dabar streaminu dar tik šiol Twitch'e. Ar teisingai suprantu, toks yra mitas, kad YouTube'ai lengviau prasimuš su live streamais ar Twitch, ar čia nėra skirtumo? Ar lengviau, nežinau. Čia turbūt nuo žmonių priklauso, bet gal Twitch'as netoks perspektyvus naujiems. Nebent tu unikalus labai turi būti. Bet Twitch'e, žinai, lietuviai nėra, kad labai pripažintų, sakykime, tai nauji žmonės atėjo dabar. Pabiškai visi išeina tas žmonės, žinai, kai kurie dabar TikTok'e, kas streamina, ten Kikas tas pats, ten YouTube'as. Tai tiesiog Twitch'e yra išlikę tie žmonės OG daugiausiai, kurie nuo labai seniai kažką turi accountą ir yra įpratę, o naujiem lietuviam labai sunku įtikinti ateiti į Twitch. Tai nežinau ar lengviau, bet kad mažiau perspektyvų, tai manau, kad tikrai taip. Aš labai dėkui už tokį įsamią asmenišką man ir naudingą informaciją, bet ar planuojate toliau streaminti ir rinkti PlayStation apie 5 tas platis? Čia dabar dauguma renka nuo Altų Republikai, čia tik prasidėjo ir iki šiol daugas renka. Čia kaip tapo kaip hobis, ar čia toks kaip challenge'as išbandymas? Man kažkaip visą laiką patiko, aš Steam achievementus prieš tai rinkdavau, matai, tai aš jau gan senai tą darau ir jo, vis dar darau tą patį.
kai kurios dalykus tik tai aš būna, kad rekordinu off stream ir tada deką sukuriu, kai kurios tik savo, žinai, darau dėl savęs, o kai kurios ir pasirenku, žinai, streaminti, tai taip, planas yra. Nežinau, kiek tai perspektyvų, sakykime, žinai, kad galėtum iš to gal ar duonos susipirkti ar pragyventi, žinai, bet iš esmės tai man smagu tą daryti, tai žiūrėsim. Jo, jūs kaip minėjote iš viso tos platinos rinkimas, tai čia gal nuo seniau jums tas patiko, tai čia gal toks kaip ir kaip Hobis. čia. Nu jo, kaip hobis Realiai, pagrindė, nes jūsų pagrindiniai video tai buvo ne tik iš live streamų įrašų, bet pagrindė ir buvo tokie kaip piešimis per visą Lietuvą, kas sakyčiau, šiaip paprastam žmogui, nu, bent jau mano tai būtų sudėtinga. Nu, nėra lengvas taskas tikrai. Nu, ja, šiaip gal realybėj buvo video kitimas, bet realybėj tai būna gal ir visokių traumų. Kaip su tuo susidarojot? Su būtent kuo, su realybės iššūkiais šitais visais? Jo, su realybės iššūkiais. Blem, aš toksai, man svarbu pabandyti, o kaip bus vėliau, tai aš nelabai galvoju apie padarinius. Tai eigoje susitvarkau su to dažniausiai kažkaip, aš mėgstu biškį save pačelendžinti ir galbūt nepagalvojęs tam tikrus dalykus pradedu. Tas turbūt ir realybėje atsispindi ir tame, sakykime, tum platino rinkime ar kažkas sako, bet nežinau, man smagu, man patinka tie iššūkiai ir tokie spontaniški dalykai. Tai aš gal galėčiau įvardinti tokių, kai įvardinti, jūs esate tas naktinis streameris, kuris mėgsta tokius lengvus arba sunkius iššūkius, galėčiau taip jūs įvertinti, nes aš tikrai galiu gal Twitch'as, jau jūs gal, sakau, grubiai gal, nu jau 2 metai, aš ir pastebiu. Čia panašiai, realiai, kai pradėjau, turbūt. Nu, pradėjau, man atrodo, beveik prieš 2,5 kažkur daugiau biškį. O koks tavo nikas gal? Mano Twitch'o nikas L2 Justo, tas pats kaip ir YouTube'ės, nes aš pats L2 Justo. Galvoju, bet daug čatinį čatą? Biškai jo čatinu, bet tas čatinu atsimenu aš Elgato, kad aš neklausinėjau dėl įrangos. Ne, aš fiksau tada gal, bet... Ja, aš anksčiau buvau tų Slavokas kažkada, bet aš pasikeičiau. Labas ir. Tai, nes aš pradėjau streaminti Twitch'ą, bet aš ką supratau, reikia, kad taip paprastai streaminti, tai supratau, kad neišės, reikia kažką naujo pabandyti, dėl to ar bandau su šituo nauju video. Aš nežinau, kokio ilgumo čia bus video. Ne, šiaip realybės dalykai daug geriau išeina, sakykime, ir daug daugiau dėmesio sulaukia negu apskritai bet kas su gamingu. Nes čia normalu, žinai, gamingas yra niša. Ir Karolis, aš ir kiti mes norim padaryti make gaming great again, žinai, tavasme iš dalies, tai jeigu tau patinka žaidimai, čia nėra jokios gėdos ir jeigu tavo hobis, tavo laiko praleidimas ir iš to gali padaryti kontentą, ir iš to gali pažiūrėti kontentą, pasismaginti žiūrėdamas jį, tai kodėl ne, žinai. Tai aš tą patį savo streamuose darau Twitch'ą tiek, kai žaidžiu, pavyzdžiui, Valorant arba Call of Duty Modern Warfare 3 multiplayerį. Tai aš pagrindė skiriu daugiausia laiko ne žaidimas, bet, ta prasme, žiūrovams. Ką ir pas savo pastebiu ir darai. Nu jo, streamai yra smagu, tam toks pabendravimas su žiūrovais gaunas iš dalies, tai... Na, aš suprantu tave. Jo, nes aš pagrindė va šitie dabar, kur vyksta, mačą, kur organizuoja L2 Republic Karolis, tai mano tokia nuomonė, tai ta vieta, kur visi susitinka Lietuvos streameriai, ar YouTube'ės, ar Twitch'o, tai kur gyvai susitinka ir sužaidžia tą bendrą žaidimą. Gal dėl tų tokių gerų emocijų ir dėl to gero vaibo, gero vaibo sužaisti ir verta dėl tokių akimirkų streaminti ir daryti kontentą. Na, čia mano nuomonė. Aš tai baisiai laukiu rytojus, nežinau, man tai galėtų dabar praskipinti nuo dabar laiką iki rytojus, nes aš greičiau atsirasti ten ir greičiau aptarėti tą šio mačą. Tai net malonu girdėti iš žmogus, kuris to labiausiai laukia, nes gal dėl to, kad mes ir gyvenam tomis dienomis, kur galime žavėtis su geras prisiminimas, o kai video padarai YouTube'ai, tai ne tik dar dėl kontento, bet dėl to, kad prisiminsi, kas bus po 15 metų arba po 10. Aš tą patį galvodavau, bet labai retas atvejis, kada pažiūri, žinai, savo tuos senus videkus, bet būna, aišku, tai smagu, kad jie yra, džiaugiuosi, kad neištriniau, labiau gaila, kad nebėra tų, kurie gal buvo ištrinti, žinai. Ir sakykime, labiau man nostalgija yra ant tų ištrintų, kurių nežinau, kada paskutinį kartą mačiau, negu ant tų, kurie yra ten prieš 10 metų. Bet jo, gamingas nėra blogai. Ne, gamingas yra šiaip nėra blogai, bet proto ribose aš ką galėčiau skirti, tas 2-4 valandų streamas, tai man asmeniškai būtų gal sunku, kad tai be miego. Nebent kažkas pavaduotų, pavyzdžiui, L2 Republika atveju. Nebent. Ne, 24 valandas, biškai reikia pasikankinti priklausomai, bet šiaip
nėra labai sunkus dalykas. Iššūkis ten jau biškai, žinai, labiau gal kiekvieną dieną, kai streamint, kai mes su Karoliu darėm tą jumpatoną vadinamą. Jo. Tai žiauriai smagus eventas buvo, bet pavargsti nuo to streaminimo, nėra toksai paprastas, žinai, dalykas visai. Nu, fiziškai nepavargsti emociškai, bet tas būna atsibosta, jau net bendrauti su žiūros, tu net nori, nieko nenori, tiesiog nori ramybės, tiesiog įsimiegoti ir viskas. Ir Jo, 100%. Tai Karolis dar naktį streamindavo, tai irgi išvargina, žinai, savotiškai vis tiek ant kameros buvimas. Tai va, tai mano dar toks klausimas, ką palinkėtų kitiems, pavyzdžiui, streameriams arba kurie užsiima su video kūrimu, ką palinkėtų jiems? Tikėkit savim, tikėkit turinį, kurią darot, negu, padarysiu, gal susilauks peržiūrų, gal ne, jums turi pačiam patikti tai daryti ir tas karjeros gautas video, žinai, ir galiausiai, nežinau, pasiseks, gal, tikiuosi, aš irgi tikiuosi man. Tai va. Tai ką, ačiū už tokius atvirus klausimus, kas susijęs su streaminimu tiek YouTube'is ir Twitch'o, tai man asmeniškai biški naujesnė informacija. Okay. Tai labai didelis dėkui ir lauksim tų naktinių streamų. Gerai, ačiū tau. Tai ką, kalbinu šitą Twitch'o ir YouTube'ės streamerį Eimantę. Šiaip norėjau tokio dalyko paklausti, kaip įspūdžiai po 2 raundų po PUBG. Šiaip viskas labai fainai, iš tikrųjų, kaip vis sakiau, mes su komanda daug nesitikim, iš savęs esame nauji žaidėjai pačiame PUBG. Turiu komandą, sesę, kuri iš vis pirmą kartą žaidžia PUBG ir jinai yra mūsų komandoje. Bet žinokite, pirmą mapą padarėm killų, kur net nesitikėjom, kad mes galim padaryti. Antrame mapė sesė nužudė save. Tai žodžiu, nieko, kažkaip pralakščiau visą mapą. Kai jinai mirė, aš kaip pradėjau lakstyti, taip ir lakščiau iki pačios 6 vietos. Tai normaliai, labai geros emocijos, jaudinamės labai. Čia turbūt gal sena taktika, jeigu bėg nuo priešų, tai visą laiką išliksi paskutinį gyvą ir ant galo galėsi visiems įrodyti, kad bėgiojimas ir lakstymas, kad ir mapas vis mažėja, bet galima iškovoti, tiesiog reikia taktiškai žaisti. Taip, reikia įsivertinti komandos pliusus ir minusus. Mūsų minusas šaudimas ir mūsų minusas mes mažai turim praktikos pačiame PUBG, tai mes taip sugalvojom, mūsų taktika yra vietos tie taškai, į kuo aukštesnė vieta, tuo daugiau taškų ir paskui kažkaip bandysime bent pabūti top 10. Mums nereikia pirmos vietos, mes tiesiog norim gerai laiką praleisti ir užimti kuo aukštesnę vietą. Aišku, o savo streamuose, tu streamus laikai kaip savo hobį ar pragyvenimo šaltinį? Streamai šiuo metu yra visiškai mano hobis, bet labai tikiuosi, kad kažkada bus pragyvenimo šaltinis. Vėlgi neslėpkim, biškai liūdno, kad tavo situacija, tu pabaigai labai stiprų universitetą, nes esi per streamus tikrai minėjus, koks jausmas, kai tau įteikė diplomą, bet tu, atsiprašant, gal negražiai įsireikščiau pagal savo specialybę nerandi darbą. Šiaip neliūna, kai tiek metų, sakykime, studijuoji ir tau taip pat atsitinka, kai tu nerandi darbą. Tikrai buvo liūdna, bet aš supratau, kad pasirinkau blogą universitete kryptį, kai jau buvau 2 kurse ir tiesiog liko 1,5 metai, jau buvo per gaila mesti ir pagalvojau, žinai ką, bet jeigu man nepavyks čia, aš tiesiog bet kada turėsiu įsilavinimą ir galėsiu kažkur ten pakėlus savo stažuotę, eiti dirbti į normalų darbą. Čia toks kaip saugus variantas, jeigu kažkas nutiktų arba nebenorėčiau. Tai iš tos esmės ne, vis tiek kažkokių įgūdžių tai įgijau ir galiu panaudoti tiek streaminime, bet jo, streaminti labai patinka, buvo labai keistas pokalbis. Iš tikrųjų prieš mano baigimą, man kaip tik baiginėjos praktiką ir turėjau galimybę pasilikti dirbti. Atsėdom su Luku, sakau, aš turinio kūrėja, ar einu dirbti? Turinio kūrėja. Labą dieną, metu darbą, viskas. Tai žinok, tavo sprendimą visiškai gerbiu ir dar teisinu šitoje vietoje, nes aš pats esu baigęs profesinę mokyklą, bet pagal specialybę neradau darbo ir visiškai kaip ir gaila mūsų pačių jaunų žmonių, kad mes atiduodam visą savitiems mokslams, sakykime, nuo 10 iki 12 klasės, tai yra abitūra, paskui prasideda pasirinkimą arba į profesinę mokyklą, kolegiją, arba universitetas, ką aš noriu tuo pasakyti, kad yra liūdna, kad suaugę žmonės nevertina nei kolegijų universitetų už tai, kad labai ieško žmonių su patirtim, bet mes patirties negaunam už tai, kad mes tik tai pamokslu. Tai man šitoje vietoje yra, šiaip galiu atvirai pasakyti, išlikštėjimas bent jau iš Lietuvos pusės arba net užsienio, bet čia priklauso nuo, kaip čia paaiškinus, nuo pačio to žmogaus, ar jis tave pagerbs už padėtas pastangas, kad ir jų nemato, nes visiškai tavo situaciją suprantu, nes per streamus esi Twitch'e, kai dar streaminai, tikrai užsiminus, tai aš net atsimenu, sėdėdamas prie kompo, tai išnoks pagalvoju, kad aš pasirodo, čia aš toks ne vienas esu, tai tavo tokia nuomonė apie tokius dalykus jaučiu psichologiškai tave gal biškį ir palaužė.
Buvo momentas, kai neturėjau jokių minčių, kad būsiu turinio kūrėja, vis tiek galvojau, pagrindinis darbas bus darbas, hobis bus pastryminti. Daugiau nieko negalvojau. Ir kai reikėjo, buvau tuo metu Amerikoje ieškotis praktiką atlikti, nes reikėjo rašyti bakalaurą. Ir aš atinu į pokalbį ir ten buvo ne praktika, ten buvo kaip ir jaunesnysis apskaitininkas ir man jau realiai paskutinėme etape, 4, sako, o kodėl tu šis eini, tu neturi patirties darbo ir aš atsimenu pasimečiau. Ir aš sakau, man reikia įgyti tos patirties, tai buvo, atsimenu, labai keista ir labai nepagarbiai su manim šnekėjo, nes neturiu patirties ir toksai, bet aš tiek daug visko nuveikiu per tos 3 metus, normalu, kad neturiu patirties, aš kažką kitą nuveikiu, bandau dar save atrasti, aš esu jaunas žmogus. Ir labai keistas požiūris, nes kaip ir studijų metu ne visi gali dirbti. Aš tuo atveju dirbau ant savęs, aš dirbau salone grožį, man ten gerai sekėsi, savo valandas turėjau, nes yra labai sunku derinti studijas su darbu. Tai normalu, kad tu patirties galimai ir neįgysi, kol tu mokaisi. Bet čia kiekvienam vėl asmeniškai yra pasirinkimas. Tai čia žinoma, pavyzdžiui, aš irgi, žinoma, aš ir dirbu ir mokinausi, bet automatiškai tu gerai, tu spės, bet tu fiziškai nepavargs, bet tu psichologiškai tave sulaužys ir tu stengsi mokintis, bet tu daug ką pamirši, visiškai suprantu, iš tavo pusės kaip universitetas ir kolegija skirtingi dalykai, bet iš tavo patirtį galim ir supras, kad tu pasirinkai, plius nepamirškim, tau labai ir čia stovas daug įtaka, kad ar tu turinio, kurie tu nori būti, plius ir padėjo. Taip, labai padėjo, labai smagu turėti antrą pusę, kuris yra sėkmingas turinio kūrime ir jeigu ne jisai, tikrai mane čia nebūtų. Bet kaip bebūtų, tai buvo sunkus pokalbis, todėl nes priimti sprendimą pabaigus studijas ir su diplomu rankoje, kad aš nedirbsiu palei specialybę, buvo turbūt sunkiausias gyvenime, kokį esu padarius. Ir niekada netmetu galimybės, kad kažko naujo nestudijuosiu. Jeigu man kažkas atsibos ar norėsiu šalia, aš bet kada galiu vėlgi stoti kažkur, bet kada galiu kažką baigti, bet kada galiu darbą susirasti. Ir čia toks, kur čia nėra tas, kad kaip kiti sako, pabaigiau studijas, viskas iššiukšlina. Nėra iššiukšlina. Tu pabaigęs studijas, net garantuoju, kad daug pažinčių turi dabar, kažkokių tai ryšių, kurie dabar tavo artimi yra, kažkokie sprendimai, pavyzdžiui, jeigu nestudijas, niekada į Ameriką nebūčiau išvažiavus. Tai vėlgi toksai, kur, yra pliusų. Aš dar sakyčiau, kad iš streaminimo ir iš TikTok arba Instagramo tokius video shorts galima padaryti. Tu gali sukurti kažkokį, sakykime, produktą, tu gali, atrodo, ir parduoti, ir parodyti tai, ką tu gamini, ir plius. Tai gal tas ir video formatas ir padeda atsidaryti verslą, nes dauguma dabar youtuberių, kas dabar jau pradeda daryti video YouTube, bet paimkime dabar automechaniką arba, sakykime, su gamingo kontentu, tai jie po truputį daro ir šitą pradeda kaip ir pragyventi iš to, bet čia irgi priklauso, kiek darbo įdėsi, kiek pastangų, nes vėlgi nepamirškim, video montavimas reikalauja labai daug darbo ir kokybės, nes visi žiūri šitai tą kokybę. Aš kodėl taip šneku už tą video montavimą, už tai, kad pirmas video padariau. Tai nebuvo labai kokybiškas, ten buvo viskas filmuota telefonu iki šiol dar. Tas yra mano kanale, tai aš visiškai tą suprantu. Čia yra tikrai normalu, tu nesustok, būtinai turi daryti. Ir kaip kiti sako, bet kaip pradėti, aš neturiu nei kapitalo, aš irgi neturėjau, aš turėjau 3 mėnesiam pristaupus pinigų. Mes atsisėdom su mano antra pusė, ką daro, man gali nepasisekti, tu darai, 3 mėnesiai to nepasiseka, tu galvok. 3 mėnesiai man pasisekė ir aš taip ir gavos. Tai net galiu pasakyti, net malonu girdėti, kad Lukas Šestovas tave taip užmotivavo ir panašiai. Mano motivacija gal atėjo, sakykime, nuo 23 metais, kad supratau, kad man streamint neišės iš karto daug žiūrovų susirinkti, supratau, kad turi kažkokį random video padaryti. Tai dėl to paties priežasties užvakar nusipirkau šitą kamerą ir pradėjau visą gymoną vos ne filmuoti ir pakalbinti turinio kūrėjus arba tuos pačius streamerius. Tai mano gal toks būtų video, kad parodyti, kad taip įmanoma padaryti ir pakalbinti ne pagal scenarijų, ne pagal praeitį, bet kuo dabartim domisi ir panašiai tavo nuomonė, ar, kaip čia paaiškinus, ar pati gal panašų formato video darytai ar ne? Koks tikslesnis klausimas? Ta prasme, toks panašus formatas, ta prasme, vlogas ir ką gymonė pamatai, tau užfiksuoji su kamera. Labai daryti, labai ir smagu daryti ir norėčiau daryti, bet aš esu Comic-Con ambasadorė, aš labai atsiprašau iš manęs video, iš šio renginio dėja nebus. Bet šiaip, tai yra visų pirma, mes esame renginiai, kuriame niekas nėra buvęs, kuriame niekas nėra dalyvavęs. Šią dieną, ką mes turim, tai įamžinti yra būtina. Ir aš labai tikiuosi tie, kurie turi bent menkiausią norą pradėti daryti turinį, reikia pradėti. Ir kaip sako, lengva pasakyti, man 5 žmonės tai žiūri. Tai tu pradėk, žiūrėk, kas tos 5 žmonės sudomina, ką tu reikia daryti geriau, ką tu kažką reikia gal daryti. Tu pamatysi, tu tik pradėk, tu pamatysi, aišku, kalbėtis tada yra lengviau. Žinok, tik pradedi, tu jeigu meti darbą, sakyk mane, tu darbo valandas išnaudosi research.
ką daryti, kaip būti geresniu. Įsijungsi kitą streamerį, kuris sėkmingas, ką jis daro, kodėl jį mėgsta žmonės. Nu tai yra normalu, tu turi studijuoti ir žiūrėti. Aš sakyčiau, kad nereikia to streamerio ar video šito kreatoriaus kopijuoti, bet gali paimti pavyzdžiui kaip ir pavyzdį, nes aš kai kurios streamers tiek Twitch'e, tiek YouTube'e esu ir matęs, tai aš tik pasiimu labai daug pavyzdžių ir viskas, bet aš linkstu to dalyko, kad galima savai padaryti, tik reikia pagal pavyzdį gali pasimti ir tiek. Autentišku būti yra visą laiką pliusas, bet yra sunkiausia būti autentišku pačioj pradžioj. Nes kai sakau pasižiūrėti kitus, tai dažniausiai būna kokios aš klaidas pastebiu, kad žmonės būna nedrąsus labai. Kur žaidžia žaidimą ir, nušau, tu kalbėk, karočiai, pažiūrėk šitą kambarį, eik, tu savo čia džiumas yra, šauk, tu turi būti kažkoks, energingas galbūt, nežinau, aišku, suvaidint, kaip sako, čia taip vaidyba, tik energija visą šitą, pas mane tai nevaidyba, aš taip viską tai aš visiškai panašiai dabar tą darau, kai dabar pradėjau streamint Call of Duty Modern Type 3 multiplayer, bet aš pagrindė, tai kaip su to žaidimu atsitiko, tai kad kažkada su vienu žiūrovu bendravom tokiam temam ir aš tą žaidimą nusipirkau, iki šiol dar streaminu, bet aš pagrindė su tais pačiais dabar irgi youtuberis, kur prieš metus pasileido savo video, tai pas juos video apie kompas ir pagrindė buvo ir nesnyvo turnyras Modern Type 3 sudalyvau, likau 7 vietoj, bet šiaip visai patiko ir dar turiu gal tokią didelę svajonę sudalyvauti nebūtinai PUBG arba galbūt Call of Duty Modern Type 3 turnyre ir yra tokia svajonė, o tavo svajonė, kaip suprantu, jau išsipildė. Man svajonės dar pildosi ir aš kiekvieną dieną jas papildau, tai tikslų visą laiką yra, jų bus ir labai tikiuosi jų pasiekti ir aš labai linkiu tau pasiekti su savo svajoniu. Tai ką, ačiū labai ir linkiu bent jau nelaimėt, bet gerą vaibą patirti šitam PUBG šumače ir sėkmės streamuose ir kontento kūrime. Ačiū labai, sėkmės ir tau. Ačiū. Viso gero. Kalbinu vieną streamerį, kaip ir YouTube'ės, ačiū už pataisimą. Tai norėjau tokio dalyko paklausti, kaip sugalvoti sudalyvauti PUBG šumače? Tai aš pats nesugalvojau, tai jau pasiūlė, pakvietė, tai sutikau, žinoma, tai labai faina tokiam renginys dalyvauti. Aišku, o pagrindė jums šumačas siekėte geriausių rezultatų ar tiesiog dalyvauti ir dėl gero vaibo? Pavadinimas jau yra show matchas, tai nėra pats rimčiausias žaidimas, tai viskas dėl show ir gero laiko praleidimo, bet aišku, visada svarbu yra nugalėti ir laimėti. Tai čia kas svarbiausia, čia gal visi to siekia. Tai mano toks gal klausimas, ar tuos streamus laikot kaip savo hobį ar darbo šaltinį? Jau paskutinius 2 metus jau kaip darbo šaltinis, jau full time. Tai prasidėjo nuo hobio, daėjo iki darbo. Tai kaip suprantu, jums tai yra darbas, nes jūs ne tik esate live streameris, bet ir kartu ir kontento kūrėjas, darote video YouTube'ai. Ir aš pastebėjau, jūs pasiūlus labai daug šitų roleplay, 5M video. Kaip čia sugalvojo tokį idėją? Mano kanalas prasidėjo turbūt nuo roleplay'aus ir panašiai. Esu draugas su Simu, svarbiausia daryti, tai jis ir buvo tas žmogus, kuris paskatino mane pradėti kurti ir daryti, tai taip ir prasidėjo, nes jisai tuo momentu darė roleplay'ų, tai ir aš pradėjau daryti roleplay'ų. O šiaip norėjau tokio dalyko paklausti, ar labai laukėt po šito šumačo savo kontento, vadinčiau live streamui, Eurotoną? Laukiu, nes šiaip turėjo prasidėti 15 dieną, bet prasidės 22 dieną. Nes nukėlėm po Gaimono, tai šiandien sekmadienis, tai antradienį pradėsim. Tai čia kas be ko, čia toks kaip ir kontentas, kaip ir savo iššūkis, tai čia visiškai tas dalykas yra suprantama. Tai ko palinkėtų tiems savo žiūrovams, kurie nori pradėti video kūrybą ar net live streamus? Tiesiog nebijo daryti, bandy daryti, nes jeigu tu tik tais galvosi ir ruošies daryti, tai kol nepradėsi, tol nieko ir nebus. Tai visiškai su jumis sutinku, tai čia visiškai reikia, tiesiog reikia noro ir viskas. Ir kas be ko, gal ir tokio dalyko kaip ir savo motyvacija, ne viskas priklausoma nuo savo tų žiūrovų, bet nuo savo paties kiek darbo įdėsi. Tai kaip aš jūs ir suprantu, jūs nuo to irgi pradėt, nes jums kažkas pasiūlė, paskui jūs už to užsikabino. Teisingai suprantu? Taip, būtent, tikrai taip. Tik ačiū labai už tokius mano klausimus ir linkiu sėkmės šitam šumače. Tai tiek. Ačiū.